Važiuoju kalną, bet čia strigau. Visi stringa. Čia tai gyvenime. Galva nesleis. Papėlė. Reikia varvėje. Eik mėgotgis. Kodėl negali viskas būti gerai? Taip pridirbė nesąmonė. Opa. Žinių atėjo, kad daug mocų ištaškė, daug kas į ligonį išvažiavo. Daug prigėrė. Ką čia darai, Karli? Dieną. Standartiškai prieš startą. Kažkokių darbų reikia pasilikti. Iš elektrinę perdarysi normalų. Lenktynių pradžia. Lyja. Gerai, gerai, nedulkės. 500 kilometrų laukia. Vėl vėluoji, Karli, bendrą nuotrauką. Čia segiojas, lakūnės, visas ir mėti, kad nenogas būčiau. Greičiau, greičiau, greičiau! Laikas spaudžia, pirmie turim startuoti, supranti? Laikas. Greičiau nebus, jeigu stresiu kelsi. Nebus greičiau, reikia stresą. Ką, lipdukai užklyvati? Kur pastavė? Opa. Čia kolekcija lipdukų yra, ne? Opa. Kaip ten sakai? Šiandien jau esi. Kelio atgal nebėra, ne? Nebėra. Pasistovam geron vieton starte. Ir navigacija, pirmą jeigu nesąmonių, ar nebeįsijungia dabar man. Kodėl negali viskas būti gerai? Taip pridirbė nesąmonė. Dabar užstrigo. Ir taip, čia aš vakar sulaužiau laikiklį balemba. Sulitavau, dabar čia aš nenoriu nieko liest. Kaip tyčia. Ajajaj. Ajajaj. Viskas gerai, sustvarkiau navigaciją. Startė laimingi, gerai viskas. Tuos startuosim. Briefingas vyksta. Dabar. Renkis, Karli. Karštas žiauriai. Limpa visas, jau šlapi visi. Už Nemenčinės yra kalnas. Vienas smėlėtas, per jį yra smėlio prograuža. Ką tik degė čekas, bet užsigeso. Startuos, matuoju. Saugiai, ramiai, šaltų protų. Ką, startuojame 12 valandą ir turim 24 valandas įveikti visą trasą. Taip, tai kairė, dešinė, asilė. Taigi, nu tai čia reikia dėtis. Reikia atlikti lūžį. Ne, šiaip galvoju gal atlaikys, bet klyjai nebelaikė. Karo čia va. Sparnas atsilūžis buvo. Dabar va, taip klibės. Kamerą čia laikiau ant galo, tai dėsime kuprinėn, papildomą svorį. O čia galėsime aptikti. Gerai. Pirmasis problemas po 20 km. Ant sulūžusio sutvarkyto sparno užsidėjau galinę kamerą, kuris sveria apie 2 kg. Nu ir ką, per duobės man viskas išlingavo ir ištūžo vėl iš naujo. Na aišku, biški durnelis, ką darysi. Bet, kaip sakant, iš klaidų mokomės. Ajajaj. Nu ir čia, nu kam nebūna tokių durnų batonų. Biški provežą užmetė, nu. Kaip čia? Ai. Na gal ir atrodo, nubiškai važiuojam ramiai. Bet čia yra maratonas, išterinės varžybos, lenktyniavim tik su laiku. Svarbu, kad atlaikytų technika, kūnas ir važiuoti ramiai. Nes aš jeigu pradedu lenktyniaut, užsidegu kaip degtukas ir padarau durnų klaidų. Ko čia nereikia. Jeigu patinka turinys, prašau paspauskit subscribe, like, pakomentuokit. Labai smagu girdėti žmonių atsiliepimus, kuriems patinka. Tai skatina toliau kurti. Nu, aš šiose varžybose aš važiuoju jau 6 kartą. Tai jau plius minus žinau, su ko čia yra valdoma. Tradiciškai važiuoju draugai, Sanė su Rolka, pasimojuojam. Užsipylėm benziną po 5 km, ne?
Viskas. Čia pirma ir paskutinė degalinė. Sutikom Kęstutį. Lekiam toliau. Išmautų. Čia įsivaizduokit, jeigu pargriūčiau ant šono, tik iškart prigertų motociklus. Ir viskas, baigta. Šiais metais pasisekė, daugiau polijo prieš tai trasa smagesnė. Problemų. Giloka. O praeitais metais, kas matėt, buvo dulkėtas, sausas kelias, neįdomus. O šį kartą organizatoriai pasistengė ir su trasa, ir su oru. Saniokas. Sani. Kūriet. Vėl sutinkam tos pačius draugus, jiem atrodo nestoja degalinė. Šiemet startavo 151 dalyvis, o trasa buvo labai panašiai 2022 metų, kai buvo labai sudėtingas maršrutas. Bendro naudojimo keliai, reikia saugotis mašinų. Na, čia labai gražus vaizdai, gražus miškai. Kalniukai smagus, galim truputį paspausti. Mėgaujamės. Mes važiuojam su hardais, tai tikrai daug lengviau negu su softais, kai kitų sveria 50 ar daugiau kilogramų. Minusas su mūsų tik tais sėdynė. Sėdim kaip ant taburetės. Kieta ir ilgai neišsėdėsi. Įsigijau naują navigaciją Garmin Montana 610. Tai man daug patogiau už Osmandą. Patogiau tuo, kad tiksliai rodo, kur tu esi, mažiau atsilieka ir tiksliai rodo tą GPX-ą. Minusas tas, kad nerodo už kiek bus posūkis, tiesiog yra linija ir tavo vieta, kur tu esi. Tai turi pastoviai žiūrėti. Osmandė biškį rodo už kiek bus kilometrų posūkis, bet Garmino tikslumas viską atperka. Čia iš cross country išmokau, kai perspėt žmogų, kad atvažiuoji. Tai parėko ir perspėjai apie savo lenkimą. Nežinau, man atrodo visai geras dalykas, gal kai kam gali pasirodyti nemandagu, bet man tai saugumas. Smėlio ruožai, naujokam turbūt atrodo, smėlis, čia sunkiau važiuot, bet iš tikrųjų smėlį labai lengva važiuoti, tiesiog reikia nebijoti atsukt rankenos. Taip pat svorį užmesti ant galo, gali sėsti, gali stovėti, jeigu stovi, suspaudi smarkiai kojo motociklą ir atpalaiduoji rankas. Vairo stipriai nereikia laikyti, jis niekur nepabėgs, motociklą laikom su kojom. Gal nėra, davai. O, papa. Užsidėjau. Galvau aplinkosaugininkas tas levenį ir žaliom kelniam. Davai, varyk. Tokie river crossai man tai nelabai patinka. Niekad nežinai, ar nuskandinsi moto, ar ne. Semia iki pusę. O kai dar daugiau moto pravažiuoja ir provažas pasidaro. Sorry, netyčia. Pastrygo. Na, su sunkia technika biški sunkiau. Daugiau paversi, neišlaikysi ir ką, prigers motociklas. O!
protingai pasirinko naują trajektoriją, nuo aukščiau įsimetė, tvarkingai. Gerai, dar vienas. Pirmi pietus, be 15:04, 105 km įvykta. Kaip? Lėkiam su vėjeliu. Šiaip keliukai labai fainas, tokie pušinėliai. Daug spurvo nėra labai, balų didelių nėra. Dar biški buvo nuo Vilnius iki Nemenčinės, nuo Tapelių iki Nemenčinės žinomi keliai, tai paspaudėm. Buvo gerai, ne? Viskas biški palyta, nedulka, geras sukibimas. Viskas kol kas liuks, ką reikia pasiverš grandinę, truputį laisvoką. Tai va, kol kas tai viskas laiko. Gal atlaikės 500? Kas? Kaladėlė. Kaladėlės jau čia nelabai, nebestabdinėk. Mažiau stabdžių naudokai. Ryte galėsi, jeigu dar liks Karlotkių. Papildomi kilogramai kuprinėje man nepatiko, biški nugarą pradėjo skaudėti, tai užsiklijau ant priekinės sparno kamerą ir iš tikrųjų jaučiasi, tai 2 ar 3 kilogramai tos kameros valdymui man jį nebepatiko. Kai bamperis deda kūro, tai nežinau, nepritariu šitai idėjai. Jau labai lėtai. Nuo kurių pusį rinksies kairę, ne? Taip, žiūrėk, net kojų nesi. Be pasitikėjimo toks važiavau. Pradžiūvai batai vėl išlapė. Pagerėjo oras, net saulutė išlindo. Nuotaika irgi geresnė. Aišku, degalinėje sužinom nekokią žinią. Vieną iš mūsų draugų išvežė greitoji, smėlio ruože sumėtė motociklą ir įskrido į medį. Vau, žiauriai baisiai atrodė. Aišku, mes nematėm, matėm nuotraukas tiesiog. Tai mes buvom labai giliai įsikrėsti ir dar labiau saugojamės. Nu, čia gerulis, darbinis ruožas. Kairiau gal? Ai, varyk dešiniau, ten šis. Neapsikraunam. Varyk, ar ne? Lemui. Nu, davai. Aha. Kairė. O, čia buvo, man atrodo. Gal ir ne... Enduro fiesta nebuvo. Tiesiai reikės, seniai, starą. Ai, tai čia gal zigzagas. Tas kur pasakoja. Jau? Varyk, varyk. Lemą. Na, šis metas tikrai geras trekas, vis laik važiuoja ir džiaugies, kad oho, čia kokia vieta, oho, kokia čia vieta. Nu, taip, tikrai smagus, geras kelias.
varyk stabdį. Kur varai? Kažkas. Juokauju, kad kalnai čia kaip Rumunijai. Na, bet tikrai smagus trekas. Ačiū organizatoriam. Kojas pamečiau. Karka, aš nenoriu šitas kameras. Aš noriu išmest. Galėtum pavežti kardą. Ką? Man sparnas nulūš. Šitą kuprinę. Labai džiaugiuosi atsikratęs balasto. Tikrai ta kamera mane nervino, aš ją norėjau išmest. Niekam čia jas nereikia. Jeigu sprogs, tai sprogs, ką padarysi? Kartais baisiausias vietos yra geriausias. O kai bandai kažką naujo padaryti, aplinkui važiuoti dar pristirbi. Bet tu enduro yra žavus, niekada nežinai. Gerai, kad parodė kelią. Aplenčtos. Ačiū labai. Na, žmonės supratingi ir draugiški. Juk kiekvienam patogiau važiuoti savo tempu. Opa, atsargiai ten. Čia tik oho. Biškį paskridau. Na ir čia prasideda linksmybės. Blogai. Prieš mano šalmą į dešinę ir tada į viršų galėsiu iškilti. A, gerai. Reiktų man ištraukti.
Čia jau supratau, kad nebeužvažiuosiu. Ir pavargau. Parsės. Nusiėmiau kuprinę, šalmą, matas biškį vargstau. Žinau, kad čia bus ilgam. Na, biškis taškės smėlių, bet nieko tokio. Šį kartą jau nebebandau važiuoti tuo keliu. Važiuoju kalną, bet čia strigau. Visi stringa. Aišku, ir čia ką, žuvaną važiuoti. Karolis Takešin Arsolis buvo pasiryžęs įveikti kalną. Ir nesėkmingai. Aš jam sakiau, važiuok aplinkui. Ne, bandysiu įvažiuoti, atrodo įmanoma. Čia tai gyvenimas. Nuplaš malėdą, blė. Neikit labai ten tiesiai. Nu, banda. Gerai. Važiuojam dar. Dar važiuojam. Labai dėkingi už pagalbą. Šitie vyriukai šaunuoliai, labai patiko jie. Vėliau irgi sutiksim. Oi, išvargino šitą žiauriai. Pavargai? Žiauriai pavargau. Kaip tau? Normaliai? Gražiai užvažiavot? Pavargau, aš irgi žinai, bet... Tai buvo rytis, važiuojam su juo enduro čempionate ir cross country. Gaziukas vos. Per endurą sutinki daug naujų žmonių, susirandi daug naujų draugų. Tie vyriukai, kur padėjo mus ištraukti, nu šaunuoliai buvo jie. Ir šneka kaip mes, su aukštaitišku akcentu, kaimietišku, bet užtat labai linksmi. Tikrai metasi. Sakė, pirmą kartą čia važiuoja, bet su tokiu užsivedimu ir gera nuotaika važiuoja, kad gražu žiūrėti. Štai ir vėl jau sutinkam. Не заехал там. О, не užvažiavo, nežinau, lietuviškai kaip. Ai, sutaimi. Kaip čia, ant kalniuką nuškylat? Lengvai. Iš karto varė dešiniam. Kuriam? Čia va paskutinis buvo toks Ai, nežinau. smėlėtas. Kairiau? Kairėn, Kur iš posūkio? Jo, iš pasakė. Kairiau? A, iš karto ir užlipo. Aha. O, Gražiai su XR užpupsėjo. Nu, čia kaip supratau važiuoja latviai, vienas su KTM nuomotu, bet vis tiek negaili važiuoja. va čia tiltas.
Veiksmas. Ką tik. Išgyvenom sunkiausią kalną. Man labai sunku buvo. Pasirinkau blogą trajektoriją. Nesąmonė. Kojas pradėjo traukti šokti, irgi nesąmonė. Žiauriai, traškynas, žiauriai. Iki dugno, varyk. Nu, dar noriu gerti. Šiaip išsipus labai pilvas. Jau prieš tai tiek prigeriu, kad vos neapsivėmim. Žiauriai noriu gerti, tiek neatsigeriu. Ne, ten apvėmė, gal gerimą. Oi, pilnas pilvas. Degonės, tu. Tai man trečia degalinė dabar. Gal pusę įveikiam. Neįveikiam, dar pusę jaučiu. Da pusę, nu gal pusę gal jau yra, žinok. Sakai? Nu, bet dabar tuo naktis ateina, nu. Šiaip geri 500 sunkus. Labai geri Įdomu, truožai. keliukai geri. Liuks. Tai va. Liuks. Kaip tau? Liuksusas. Viskas baigės? Kas čia buvo? Važiavom namo, vadinu. Kas čia buvo? Va nieko. Pasibaigiau kelionę. Gena. Gal kompresija pasibaigė, gal žiedai. Nebevažiuoju. Įsimovė oro paėmimo šlangą nuo Aha. variklio. Ai, žiūrė brigadą. Jo. Gal. Nu, sio. Viskas baigta. Partijų balsas išgelbė. Atsigėrėm, pavalgėm, pasistiprinom ir toliau į trasą. Ir duosiu vieną patarimą. Jeigu pradeda traukti raumenis, tai yra mėšlungį traukti, tai reiškia jums trūksta magnio. Ir jei neturite geliukų, puikia alternatyva yra anakardžiai. Juose daug magnio. Man bent jau padeda iš karto. Opa, antras begiukas ir yra. Yra bus. Kaip čia daryti dabar įdomu? Oho. Na ką, po truputį važinėjom į Pabradės poligoną. Nu, varyk. Gazo neatleis. Gal kartais ir nereikia patarinėti, neblašky žmogaus. Jis pats žino, kaip reikia važiuoti. Kam dar patarimą ant viršaus tėviško. Čia ta vieta, kur aš galėčiau sakyti, taigi sakiau aš tau. Neatleis gazo. Atleis gazo? Jei važiuosite dviesis draugu, tikrai pasirūpinkite pasikalbėjimais. Nu, visai kitas važiavimas. Rekomenduoju kardą, tikrai labai geras dalykas. O jeigu norite išleisti mažiau, mačiau skelbė LT Fredcon pasikalbėjimų po 70 eurų. Irgi atliks darbą. Karlis kol kas neturi kardą, tai naudojam Fredcon. Viskas su jais gerai, gal kai greičiau važiuoju, vėjas pučia ir girdisi, bet lėčiau važiuojant nėra jokių bėdų. Ir visai neblogą atstumą traukia. Prasideda ruožai, kur galim paspaust, nes čia tikrai žinom, kad nieks neišlis.
širdis džiaugiasi tokiais keliais. Pasimėgaukit ir jūs. Ką kitam sezonui padarysiu, tikrai įsigysiu GoPro mikrofoną, nes dabar girdisi pašalinis garsas, vėjas, na, tikrai norisi geresnės kokybės. Atsargiai čia stumti. Dešiniau laikykis, dešinės vaizdas. Va taip būtent ir jauties. Pabiškį, kelinta degalinė. Rašai. Degalinė 6. Bet šiaip tai mums tai 3. 4. 4 jau. Na. Ką, spėjom iki normalaus laiko dar dirba. Bandysim dešrainį suvalgyti. Čia atsimenu naktį. Kol kas buvo smagiausias ruožas čia. Čia buvom mes? Nebuvom čia. Vėl maišau aš tu kažkur. Vėl tu maišais nebuvom niekada nesi. Kai nedirba. Ne. Man rapoja kažkas per mylį. Nieko čia. Kiek įdomu suryje, kiek nuvažiavim, nieko mes nežiūrim. Nei pasiskaičiuotumėm ar užtektumės. Dzin. Nu, Harli, kaip sekas? Gerai sekas. Ką tik buvo geriausias ruožas. Žiauriai spaudėm. Labai smagas buvo. Poligonį. Kalniukai, pušinėliai. Nu. Suvėjome. Artėjama naktis, pavalgėm degalinį. Liko 20 km, šiaip labai viskas super. Jo, į pusę įveikta. Kiek čia valandų dabar? Nežinau. 9. Beveik 10. Pradėjom 12, tai yra 8 valandas, per 8 valandas pusę nuvažiavom. Tai skaityk. Nu, dar yra kelią. Gal per 16 įkalsim? Nu, būtų smagu, įdomu. Miela malonu. Jau malonu, nu. Neki kitas susitikimą, nuotaikas geras, viskas liuks. Nu, biškai jau man pradeda tempti rankas, kai važiuoji, pirštai jau stagarėja. Aišku, naktis dar. Jau šikna skauda. Nu. Nuvarytę biškai jau jaučias nuovargis. Jo, bet nieko. Įveiksim. Daug žinių atėjo, kad daug mocų ištaškė, daug kas į ligonį išvažiavo. Daug prigėrė. Daug kas prigėrė. Nu, mocijai, Mocijai. ne žmonės. Jo. Mes kol kas esam prieki. Vieni pirmųjų važiuojam. Nu gerai, ne pirmųjų. 15 jau. Top 20 kokį. Iš 100 tram gal, nu. Jo. Nu, įdomu, kiek dar lygia. Va, iki. Nu ką, AliExpress lėdus, bet visai baiku. Šviečiu. Prasidėjo rūkas, tai gal, nežinau, kaip sakyti, neprasidėjo rūkas, bet galimai prasidės, man taip atrodo. Tai bus sunku važiuoti, jau dabar šlapė žalės, slidoka, tai nebepalėksim, bet kol kas nuotaikas geras, energijos daug.
po 10 dabar biški, tai viskas liuks. Kur čia važiuoti? Nu, jo, biški naktį sunkiau susigauti. Pala, ne čia, jo. Apsisuk reikia. Kažkaip tiesiai ten reikėjo. Maut. Pas Karlį lėdas irgi pajungtas, tai pas jį irgi panašiai šviečia kaip pas mane. Tai. Va ir rūkas prasidėjo. Trumpasios, ilgasios. Oho, gerai visai. Nice. Nu, įdomu, kaip iki keliukas bus iki Pabradės dabar. Oi, naktį nesimata, kur važiuoti. Oi, čia bus reikalų, atrodo. Gal stojam miegot. Pasikelė lempa ir nieko nebesimato tada. Rugių laukas. Slidoka. Kažkas buvo. Nu kaip? Rūko. Tiesiog. Parūkimas. Gerai. Slidoka biški čia. Bet kaip nakčiai gerai. Nu tai kur judam, Karali? Saugiai. Čia jau daug rastų lemą. Ai, tu savo. Žmonės? Naktį šnekam nesąmonės. Kokius anekdotus papasakojam, nu vis linksmiau. Nevaryk tik per balos ant kairiukų. Nu, Karli, kas vyksta? 1 valandą. Pirma, ne? Aha. Šiaip... Nieko darysim sustojimą, tokį pailsėjimą. Ramų. Užsipursim. Šiaip niekam nesakykit, bet mes slaptų ginklų turim. Radom šį benziną, nes iki kitas degalinės toli.
100 tram, tai tiek neaišku, ar datrauksim ar ne. Bet čia biškai grevy buvo paslėptų. Radam, važiavam ir žiūrim. O, guli. O, kanistras. Benzu kvepia. Tai gal bentą reikia užsipilti. Nu. Tai jo. Bet kol kas naktį gerai važiuojas, ne? Labai geras oras, iš tikrųjų, 100% oras. Nedulka, neprilyja. Viena vieta buvo prilyta, šlapia. Bet šiaip tai neprilyta. Nieko. Tobulas oras. Geras. Užpakalis jau skauda. Žvaigždėtas dangus. Romantiškai. Užpakalis skauda. Išsivalyk subinį. Čia viena bandelė, čia kita. Ir taip plečia, gaunas. Plešia. Ir žiedinį raumenį trina. Na, ten, nežinau, kas ten vyksta. Pasikalbėjimai išsikrovė, tai. Ar paskrauti biškį. Įpilsi, Karli. 20 litrų. Aha, nepralėsi? Jeigu pralėsi, gausi per sprandą, žinau. Tu ateik iš kitas pusės. Bet čia bus vaizdų, žinau. Pabandai pralėti. Vos. Nu, matas. Saliarkui už kanistras mėgėjas palaistyti. Ten varva, bet čia nieko nepadarysi. Šiaip tikrai gražiai. O kaip darom? Viską įsipilam ar paliekam? Nedega? Netilps čia. Netilps viskas. Kad nieko nerijas, atrodo. Gal ir datrauktume, bet čia rizikuoti. Kas mes, dzirniai? Nu, zdarovo, starai. O, koks gražus dangus, svirpliai švilpia. Saulė šviečia. Mėnulis raudonas. Degintis galima. O, žiūrėk. Žvyro pas mane pilna. Ne? Iš kur čia? Kasam. Tu purvinas kiaulė. Galvoju asfaltą. Bet 100 tram kamalika, nebedaug. Datraukiam. Dar kažkokį batončką suvalgysim. Batonėlį. Klivbarą galim suvalgyti. Kokį va. Proteinų. 3-3%, blemba. Va, šitie klivbarai ir geriausi. Ir aš tada su makadamijas rieštu. Antras bėgis ir... Aš savo AliExpress LED lempą tikrai patenkintas. Man atrodo, net geriau šviečia iš Karlio LED barą. Nu patys matot. Palyginus, kaip važiuodavau su žvakė, čia jau kaip diena. Čia tokia gili buvo. Du 22 metais čia buvo vienas sunkiausių vietų. Ir tikrai jas gerai labai atsiminiau. Tai džiaugiausi, kad esam vieni iš pirmųjų, kad pravažiuosim. Kol čia dar nėra išmaltų provėžų gilių. Reiškia, turiu su hardu, nes su dominatorium čia. Nėra ko skūstis. Su GS čia. Na, su sunkia svoriu važiuojant iš galo tikrai ne kažką. Kas čia vyksta, par? Medžio. 3 valandos, 8 kilo liko. Na, tai naktis tai laikas. 2 valandas Kad tu čia papėlė. veikia, Larija? Eik miegot, gis. Nu, į namai. Išjung šviesą. Kar, maž prisipilam tą kur ar varam? Taigi taip paprašytis. Nu. Čia terasa nebloga pas.
Gelkis. Kolegas išvaro. 57 metai jam. Pradėjo važiuoti prieš 2 metus. Įsivaizduoji, Karli? Kas? 57 metai. Prieš 2 metus pradėjo važiuoti. Kiekimės mes O tu? tokių metų irgi Tu varysim. apsišykis 20 kelių metų. Vos, paidas, gulės, vartas, čia apsimeta šlangą. Nu, gėda. Važiuojam. Važiuojam, nu, Va, čia irgi tokia baisi vieta prasidėjo. Gilios balos, miškovažių pravažinėti mešlynai. Atsimenu su dominatorium čia mane reikėjo biškį patraukti. Bet irgi nebuvo, kad labai sunkiai pravažiuočiau. Šiais metais greičiausiai buvo adventuristai. Jie įveikė per 11 valandų 25 minutės. Tikrai greitai, šaunuoliai pasistengė, važiavo su Husqvarna 701, girdėjau, stojo į degalinės tik 2 kartus ir suvalgė porą ledų. Sakė, tikslas buvo grįžti namo, iki vidurnakčio išsimiegoti ir vėl grįžti ryte į apdovanojimą. Nu, geras tikslas. Su šitoj vietai buvo nusišvilpt. Tas balas, galvoju, tiesiog rausi tingės čia važinėti. Atsimenu, kad nebuvo per baisu čia, tiek to galvoju. Gal nepaskandinsi. Variau kaip tankas. Čia jau buvo likę mažiau negu 100 km. Norėjai greičiau tą finišą. Offroad 4x4. Važiavai? Taip pat norėčiau padėkoti Justinui, visai Ovoko komandai, Partybusui, kurie mums padėjo su slaptais ginklais ir paėmė mūsų kamerą ir nebereikėjo vežti papildomą svorį. Čia būtų galima bandyti važiuoti viduriu. Bet jau naktis buvau pavargęs, galvoju, jeigu aš suvirsiu, tik į šakės apsengs man oro filtrų. Sekundės daliai pagalvoju ar važiuot, ai tiek to važiuot galvoju. Čia žiauriai gilu naftai, žinok. Bet įsivaizduokit šitą vietą, kai pravažiuoja koks 100 motociklų, kas tada dėsis? Tikrai yra privalumų važiuoti priekį. Net nebesirenku, aš ten geresnių kelių. Žinau, kad vandenį važiuojant kaip ir nieko nebus. Biškį gal stengiuosi dešiniau laikytis, kažkokią taktiką važiuoti vandenį. Taip, naftai. Čia žiauru. Čia jau išlipti reikia. Aleliuja. Čia jau kažkiek supratau, kad geriausias vietos įveiktos.
čia atrodo, kad jaučiu finišo kvapą, bet jis vis neateina. Rytinė vonia. Vasara man čia gražiausias vaizdas, kai saulė kyla paryčiais. Na ir čia jau jaučiam tą saldų finišo skonį burnoj. Finišavom 5 ryto per 17 valandų 20 minučių. 13 komandų. Iš viso startavo 60 komandų, 135 motociklai. Per 24 įvykė 79 motociklai, per 36 4. Jau neduosiu pitoko tada. Ne, maladės, kokia komanda? Bombardierių metalistai. Bombardierių. Metalistai? Bombardierių metalistai. Autopilotas čia ant galo. Maladės. O, kada jūs? Antrą. Jau išsimegojat? Dar. Kiek valandų dabar? Dabar yra 5:30. Jau lygiai 5:30. Tai kaip trekas, kokie įspūdžiai? Viskas labai liuks, geras trekas, oras buvo tobulas, kad buvo gerai, tik ant galo jau atsibodo važiuoti, labai ilgai važiavom. Norėjęs greičiau pabaigti, nebe taip įdomu buvo, bet labai geras trekas. Tikrai, va, tokios 500 vis laik ir įsivaizduoju. Geras renginys, visiems rekomenduoju. Tikrai nesunku. Turim paranytės paprastus. Harley. Finišas. Finito? Kaip patiko? Patiko labai. Geras trekas, ne? Nenuobodas tikrai nebuvo, nuobodžių žvirkelių. Darbiniai ruožai. Oras tobulas. Oras tobulas. Palyja, jokių dulkių. Be traumų. Šį kartą aš navigavau. Kaip to mano navigavimą? Gerai, pagribavai. Gribai. Normaliai važiuoju. Gerai. Gerai. Labai norėjęs. Kiek valandų dabar? 5:30. 5:30, ne? Labai norėjęs finišo. Tai už vis paskutinį metą tai važiuoju. Ir pamačiau navigaciją finišas jau. Iš karto prašiau į tą akis. Man ir atsibodo. Susigalvojau, kad man 10 km liko. Net neliko, tai 10 km, ten kad 20 dar liko. Važiuoju, ta nuotaika, kad jau tuoj baigsis, nesibaigė. Tikėsiu, kad tuoj bus. Tai va. Labai gerai. Iki kitų metų. Tikrai važiuosi, ne? Ir a ką ten dar matai? Kas ten ryte? Pirtinasi vieni ten. Papasakosim čia už eterę. Paėm, kas nori. Žiauriai geras dalykas iš karto. Gali nusiplam. Nu, ryti, kaip tau? Kaip 500? Gerai, smagu. Dar važiuosi? Nu, tai dabar šiandien jau ne. Metais. Pažiūrėk šitą pirštą. Eik tu, fu. Sveikinu. Ačiū. Kaip nuotaika? Super. Labai geras maršrutas. Spėjai, į 24. Spėjau, bet navigacija užlūžo. Kaivarą palikau. Juodas ekranas, nežinau. Sekimas buvo, jung ten sekė, nesekė, tai nežinau, skaitys, neuskaitys. Yra kurie, su kuriais važiavau, bet nieko, labai gerai. Viskas lius. Super. Emocijų daug. Pavargai? Šiaip trekas labai. Ne. Ne. Aš būčiau daug. Kada atsigavai? Ne.
kaip va čia pačioj pabaigoje, kai liko 50 km, Chebra pradėjo spausų, kuriais važiavau. A, Tai gan normaliai jau tada buvo. Jo. Super. Aminos.